Labą dieną visiems. Noriu pakalbėti apie iškilų kompozitorių, kraštietį Česlovą Sasnauską, kuris gimė Kapčiamiestyje, o jo gyvenimo laikotarpis, mokslų laikotarpis, kūrybos laikotarpis vyko pačiais sudėtingiausiais Lietuvai metais. 40-metis, kuris buvo draudimai, spaudos draudimai, kalbos draudimai, lietuviško rašto, lietuviškos mokyklos draudimai. Sasnauskas gimsta 1867 metais. Ir įdomus faktas, kad 1867 metais Motiejus Valančius sukuria slaptą spaudos gabenimo draugiją. Nuo to laikotarpio prasideda 40 metų spaudos gabenimas šalia visų draudimų. Ir kaip nekeista, per 30-metį buvo užsakyta spausdinimui apie 3 770 250 lietuviškų leidinių. Ar jie visi pateko į Lietuvą, neaišku, bet kad toks spaudos poreikis buvo iš tiesų šiame laikotarpyje, tai yra tiesa. Šiame laikotarpyje, kuriame gyvena kompozitorius, o jis nuo mažų dienų mokosi vargonininkauti, kadangi jam reikia pavaduoti kartais tėvelį, kuris irgi vargonininkauja Kapčiamiesčio bažnyčioje. Lietuvių kalba gimta su motinos pienu, lietuvių liaudies dainos, kurios Kapčiamiestyje ir jo apylinkėse labai dainuojamos, labai gražios dainos, vėliau įtakoja ir jo darbus. Mokytis Sasnauskas išvažiuoja į Sankt Peterburgą, tuo metu Petrapilių vadinosi. Sankt Peterburge 1901 metais mokosi ir baigė vokalo studijas. 1902-1904 archeologijos institutą. O dirbti pradeda Šventos Kotrynos katalikų bažnyčioje. Tas laikotarpis, apie kurį mes kalbame, tai ne tik spaudos draudimo knygnešių laikotarpis, bet jis turi savyje dar tokius besirandančius įdomius judėjimus. Prasideda lietuviškųjų vakarų judėjimas. Lietuviškiai vakarai prasideda Jungtinėse Amerikos valstijose, Rusijoje, Sankt Peterburge ypatingai ir visuose kituose kraštuose, kuriuose gyvena lietuviai. Nes atsiranda poreikis susiburti, kalbėti lietuviškai, dainuoti, statyti kažkokius sceninius nedidelius veikalus, o šių visų veikalų, dainų poreikis yra didžiulis. Ir štai šiame laikotarpyje, tai yra XIX amžiaus pabaiga, XX amžiaus pradžia, pradeda rašyti daug kompozitorių. Pirmiausiai prasideda lietuvių liaudies dainų harmonizavimas. Va čia Sasnauskas taip pat neatsilieka, nors jis grigališkai choralą studijuoja labai aktyviai, bet pradeda grįžęs į tėviškę rinkti ir lietuvių liaudies dainas. Ir užrašo jau atsiradusių fonografu. Taigi yra ir išlikusių tų dainų, kurias Česlovas Sasnauskas užrašė. Ir ne tik tai, kad užrašo, bet harmonizuoja, pritaiko dainuoti chorams. Kadangi, kaip minėjau, poreikis iš tiesų lietuviškuose vakaruose yra labai didelis. Ir tie lietuviškieji vakarai susiskirsto į du etapus. Iki 1904 metų, kada yra labai didelis draudimas visokiems viešiems renginiams, visokioms politinėms apraiškoms, visokiems įvairiems viešiems pasisakymams. Ir nuo 1904 metų, kuomet prasideda laisvėjimo laikotarpis. Tai tie lietuviški vakarai niekur nedingsta, jie dažnai dar ir vadinami klojimų vakarais, kuomet žmonės visoje Lietuvoje jau pradeda rinktis į didelius klojimus, kad turėtų daugiau vietos, ten vyksta spektakliai, ten vyksta susirinkimai, susibūrimai, aptarimi kažkokie einamieji reikalai, galbūt netgi prasideda kalbos apie dainų šventę. Taigi visi šitie susirinkimai, jie nepraeina ir be dainų. Ir ypatingai būdavo sudėtinga tokį vakarą pravesti be choro. Bet jau jeigu taip atsitikdavo, tai vis viena kažkas atsirasdavo, būdavo ir solo padainuodavo. Žodžiu, šitie lietuviški vakarai nelieka be dainos. Taigi, tokiuose lietuviškuose vakaruose Sankt Peterburge taip pat dalyvauja ir Česlovas Sasnauskas. Taigi, jis pergyvena galbūt tolumoje, tas laikotarpis praeina kitaip.
galbūt kitoks matymas Sankt Peterburge gyvenant, nes iki pat savo gyvenimo pabaigos, iki 1916 metų Česlovas Sasnauskas ir gyvena Sankt Peterburge. Ir tikriausiai kitaip atrodo, bet prasideda toks judėjimas, kada visi chorvedžiai pradeda kalbėti apie tai, kad jau reikėtų ir dainų šventę daryti, o labai didelis pavydas yra, kadangi jau ir latviai, ir estai jau 30 ir daugiau metų dainų šventės organizuoja. Taigi visas šis judėjimas, visas didelis būrys to laikotarpio kompozitorių padaro labai didelį darbą tam, kad mes, susirinkę jau į Česlovo Sasnausko chorų festivalius, galėtume dainuoti ne tik tai Česlovo Sasnausko dainą, kur bėga šešupė, Marija, Marija, malda Marijai už tėvynę, bet jau dabar turime ir visą šūksnį šiuolaikinių Lietuvos kompozitorių, kurie harmonizuoja arba pritaiko senasias lietuvių liaudies dainas ir sukuria fantastiškus šiuolaikinius lietuvių chorinės muzikos pavyzdžius. Taigi kviečiame visus į 13-ąjį Česlovo Sasnausko chorų festivalį spalio 11 ir 12 dienomis. Kur bėga šešupė, kur nebūna,